Tai labą dieną mūsų brangioji auditorija. Mes su kolegė Danutė nusprendėm, nebegalime su ją tylėti ir norim pasidalinti savo sveikatinimosi keliu. Tai nėra produktai. Kai dabar yra madoj, kad ten visi oi. Ne, mes dalinamės savo patirtimi, o ne reklama. Man kažkoks tai produktas suveikia vienaip, Danutei suveikia kažką kitaip, bet patirtis yra mūsų reali. Ir šiandien aš norėčiau pradėti nuo savo istorijos, nes daug kas jos nežino. Prieš daug metų aš dirbau ligoninėje ir ten netyčia, ar užsikrėčiau, ar užkrėtė, ar kaip, nežinau, to labai baisiu hepatitu C, kuris persideda tik per kraują. Ir nuo tos dienos mano kepenys buvo jau pažeistos. Gydžiaus labai ilgai, labai intensyviai. Ir kai mane išrašė iš ligoninės po 6 savaičių, tik tai po 6 savaičių, gydytojas pasakė, viskas gerai, bet dar reikėtų kažkokį tai mini kursą praeiti gydymuose. Aš gydžiausi. Gydymas buvo tikrai labai ilgas ir alinantis. Atrodo, išgyjau. Tačiau organizmas vis tiek dar kažkokias tai pasekmes nešioja. Ir einant metam, aš pradėjau pastebėti kažkokį tai nuotaikų svyravimą, apetito stoka, miego sutrikimai, kai jau dažnai pabrėžiu, kad aš susipykus su miegu buvau. Ir jau nurašydavau viską, kad tai yra amžius, nes ateina tokia para, tokie metai moterim ir ne tik, kad amžius, ką tu čia jau benori, jau nieko geriau nebus ir turi su tom susitaikyti. Bet, pavyzdžiui, nežinau, Danutė, kaip tu, bet aš nenorėjau su tom susitaikyti. Nenorėjau ir viskas. Tai gal tu turi kažką tai papasakoti, kaip tu, gal kažkas tavo gyvenime irgi buvo tokio, kodėl tu būtent šiandien čia ir kalbam šią temą. Kodėl aš čia? Visų pirma, labą dieną, ar labas rytas, ar vakaras, nežinau kas ką žiūrės kada, nesvarbu. Kodėl aš čia? Nežinau, todėl, kad su metais ateina, kaip sako, ligos, tos, kurios kimba stipriai. Vienas dalykas, aš tai gyvenime daug ko turėjus, visokių ligų. Yra ir su kepenim, yra netekus ir skydliaukės, todėl, kad turėjau auglį ir skydliaukė pats mane išoperuota ir aš jos neturiu. Yra ir stuburo ligų. Svarbiausia, tai ne tos ligos, bet svarbiausia, pavyzdžiui, man kai neturinti skydliaukės, bet gal čia ne visiems žmonėms veikia, yra paskiriami sintetiniai hormonai, tai jau visi žino, čia gydytojai paskiria, nes žmogus be skydliaukės šiaip iš dalies negyventų. Jinai turi funkcionuoti, jinai gamina hormonus ir žmogus tai palaiko gyvybę. Visi galvoja, kad širdis palaiko, bet ne širdis. Širdis ir reikalinga, bet skydliaukė funkcija atlieka labai didelę. Visi organai, kurie yra pas mus reikalingi, bet yra tokių. Bet, pavyzdžiui, pas mane labai yra sutrikusi nervinė sistema, su kuria aš nedraugauju. Aš labai pykstuosi su ją, todėl, kad aš pasidarau žmogus, ne žmogus, o nežinau kas. Kaip mašina, ant kiekvieno rėkiu. Man nepatinka puoduko pastatymas, man nepatinka šaukštelio padėjimas, man nepatinka, nežinau, kiekvienas daiktas kliūva. Gal man nepatiko, kaip man parašė žinutę, gal man nepatiko, kai kokia draugė parašo kokią savo nuomonę. Mane užerzina, nei iš jo, nei iš to, o paaiškint aš negaliu. O aš biškai pertrauksiu, Danutė. O dabar tu taip labai išsamiai pasakoji apie nervinę sistemą, ką aš galiu pridėti, kad tu nemeluoji. Bet žiūrėk, o pavyzdžiui, tu pradėjai galvoti, pavyzdžiui, ten prieš metus, 2, kad čia irgi metai, ne, kad čia jau kitaip nebus. Kad su metais taip man daros, ne, nes mano nervinė sistema jau seniai sušlubavus. Labai daug metų atgal. Gal kokį, jeigu nesumeluojant, aš užsienį daug metų gyvenu, bet jau gal mano nervinė sistema paėjo šaibom kaip, kai sako, biskį netaip įsireiškiau. Jinai gal gyvendama jau Lietuvoj, man šlubavo, bet aš niekad nekreipiau dėmesio, todėl, kad aš buvau jauna, man buvo viskas vienodai ir man atrodė, kad taip turi būti, bet su laiku man kažkaip pradėjo darytis, kad kažkas ne taip. O dabar paskutiniu metu pastebėjau išvis, kad yra labai blogai ir priėjau išvados, kad mano labai nusilpusi imuninė sistema. Aš su ją nesusitvarkau.
nes dingo ir apetitas, nervingumas pakilo aukščiau lygio. Nu ir vienu žodžiu, kai sako, žmogus sėdi, žiūri vieną tašką ir kažkur plaukia. O kur nežinau, išplaukia. Tau sėdi artimieji pasakoja, ką nors, o tu ten kažkur savam pasauliu susidaręs. Tai vat ir dėl to, kad ir pas tave tą problemą kažkokią tai su sveikata, ir pas mane pagrindė su tais kepenim, čia buvo viena iš tų tokių pačių didžiausių problemų ir nusekimo organizmo ir liga, pati baisiausia buvo mano liga, tai buvo tos kepenys. Ir tada, kai jau sakau, kad nurašai viską metam, tai metai jau nieko nepadarysi, bet aš visą laiką sakau, man kažkas viduj kirbėjo, negali būti, kad metai, negali būti. Ir tuomet, pradėjau rūpinti savimi. Ne vaistais, ne kažkokiais ten kraštutinumais, o pradėjau ieškoti natūralių organizmo palaikančių produktų. Ir pradėjau rinktis švaresnius augalinės kilmės produktus tiek vidiniam balansui, tiek išorėje, ar ne? Ir man buvo tas toksai jausmas, kad šitie mano vartojami produktai turėtų man visgi padėti. O kai žmogus tiki to, ką tu darai, to, ką tu vartoji, tai tikrai yra įsisavinimas tų produktų žymiai geresnis. Ir po kurio laiko pradėjus vartoti tos tokius sąmoningai atrinktus produktus, pas mane pagerėjo ir nuotaikas pasidarė stabilesnė, ir miegas gilesnis, kur tikrai. Ir atrodo, tas energijos lygis toks tai yra stabilus. Kai, pavyzdžiui, anksčiau būdavo taip, atsikėlė, miegoji, blogiau, geriau, čia nuo visokių faktorių priklauso. Ir tu taip galvoji, išgersiu kavos ir man bus jau gerai. Taip, išgeri puodelį kavos, tai ta energija ateina, bet ta energija jinai laikina. O čia ne, čia tiesiog atrodo, sėdi ir nori kažką daryti. Bet kas buvo didžiausias tas toksai, finišas tas toksai, kodėl aš ir nusprendžiau pasidalinti su jumis, kad kai aš pridaviau kraują, nes man visą laiką buvo kepenų fermentai ir bilirubinas buvo toksai nei geras, nei blogas, bet visą laiką gydytojai sakydavo, dar galėtų pagerėti. Ir pridavus paskutinį savo kraujo tyrimą, kai jau ėjau pas šeimos gydytoją ir įėjęs į kabinetą, man gydytojas sako, tai dabar papasakok, brangioji, ką tu vartoji. Aš sakau, ką? Ne, sako, tu man dabar tai pasakyk, kokius vitaminus tu vartoji. O aš tokia, o tai kas nors blogai? Tai ne, sako, tai kaip tik labai gerai, sako, per tiek metų, kiek tu pas mane priduodi kraują ir stebiesi, labai gerai. Ir kas pasidarė? Bilirubinas normoje, kepenų fermentai normoje ir žinant man pačiai, mano šeimai ir ypač šeimos gydytojai, mano istorija, kad aš tikrai, nes tas hepatitas tai irgi kiekvienam skirtingai, vienam jisai būna, pasirgau ir viskas. Man buvo labai baisiai, jeigu aš gulėjau ne 21 dieną, kaip reikia gulėti, o gulėjau 6 savaitės, tai čia biški yra, žinai. Tai sakau, tas ir buvo vienas, kad gydytojas pasakė, čia tai, žinai, Jūratė, yra vau, žinai. Va, o tai tu Danutė, žiūrėk, sakai, skydliaukės, nervinė sistema, o tai kada tu supratai, kad jau yra kažkas geriau, pavartojus natūralius produktus, kažkas iš tiesų yra jau kitaip? Pas mane ne tik skydliaukė, pas mane ir stuburas yra. Pas mane nėra 2 slankstelių, jau jie, kaip sako, stuburas tarp slankstelių, ir pas mane jau 2, jau jie suėsti yra, sutrinti. Nėra skysčio tarp slankstelių. Pas mane jo, ir kaulas, ir kaulo trinas. Aš visą laiką atvažiavusi Airiją, prasidėjus stuburo priepuoliams, skausmam didžiausiam, kur eina į klubą, leisdavaus kraujo plazmą. Man Čia rimtas dalykas, bet ne visi, pavyzdžiui, Airijoje dar būdavo, kai tik atsirado labai retas atvejis ir Lietuvoje buvo retas, dabar tai jau labai išpopuliarėjo kraujo plazma, todėl kad moteris leidžiasi dėl grožio, šiaip daugiausia propaguojama, bet jinai yra ir mediciniškai labai padedanti. Todėl, kad ten įmamas tavo kraujas į tam tikrą mėginėlį, paskui dedama į tokią mašiną centrifugą. Taip, ir išsuka tavo tą, kaip sako, aukso Gyslelė, serumėlį tą, ir tą serumėlį tau leidžia vėl atgal pas tave į skaudamas vietas. Tai visą laiką į metus 2 kartus važiuodavau leistis kraujo plazmą, jinai yra brangi, be proto brangi, bet dėl sveikatos aukoji viską. Taip. Kad tu tik tai paeitum, nes paskutiniu metu pastebėjau, kad aš biskį koją pradėjau traukti, aš to nematydavau. Man kiti pasakė, tu šlubuoji. Čia dabar galvoju, nesąmonė. Paskui pati save pagalvojau, kad aš šlubuoju. Tai buvo rekomendacinė dėti ortopedinį padukus, kad nešlubuočiau. Nes mano klubas pasmuko žemyn, van tiek. Tai
gaunasi va šitaip, kad aš eičiau. Bet tai, kai stovi, atrodo lygų, viskas tvarko, tik tai, kad pats klubas biski, pasmukė žemyn. Ir buvo problema, ir man pastoji skaudėdavo. Bet paskutiniu metu aš galvojau, negaliu, viskas. Paskui va dar tas man gripas, kai davė paskutiniu metu per, sako, galvą, gavosi komplikacijos. Ir pati, žinai, ne viena komplikacija gavos, man 2 net. Galvau viskas. Amen, poteriai. Mano dienos suskaičiuotos, valandos suskaičiuotos. Ir vienu žodžiu jau sako, Anapilit, jau reikia pasiieškoti, kurioje vietoje tu čia prigulsi. Jau mano mintis tenai plaukiojo, galvoju, velnias, jeigu taip yra, vadinas, tai paskirta. Bet atėjo išvada, kad kažkur nulingavau, kažkieno paklausiau, susėmiau save į rankas ir pradėjau naudoti produktus, kurie mane pastatė ant kojų. Tikra ta žodžio prasme. Tiek iš stuburo pusės, tiek iš nervinės pusės. Iš stuburo pusės aš pradėjau nešlubuot. Tai čia buvo sensacija. Kai sako, tu nešlubuoji, eikit, sakau. Tu sako, pati pajaus. Aš pradėjau tolimesnius atstumus eit ir man nereikia leistis kraujo plazmos. Aš nustojau leistis kraujo plazmą, aš jau į 3 procedūrą nebevažiuoju. Viskas. Man nereikia, nes man neskauda. Tai va, ir dabar padane, kaip sako, vaistai gydo, taip. Natūralūs produktai, holistiniai, tai nėra vaistai, tikrai, mes nesakom, kad gydo, bet reiškia, kaip aš galiu palei save, dabar pasakyti, reiškia ką, aš tiek metų gydžiausi ir pastoviai buvau ant ribos, nes vaistų jau nebėra, kaip ir tau, be plazmos jau nieko nebepadėjo, o čia pats atsiranda toks produktas, kuris sudarytas iš molekulių, kur pasiskverbia į organizmo vidų, į kiekvieną ląstelę ir jisai atranda tą, žinai, kaip, pavyzdžiui, kaip mašina sugenda, tu pažiūri, nevažiuoja, o meistras ateina, ir sako, yra tas ir tas. Tai ir čia, žinok, ir aš po to viso dalyko supratau, kad tai tikrai vaistai, taip, jie reikalingi žmogui, jeigu prirašo gydytojas, būtinai reikia gerti ir aš geriu ir gersiu dar, jeigu reikės, bet mūsų produktai, kuriuos mes vartojam, tai nėra vaistai, tai yra tik tai organizmo palaikymas holistiniais produktais. O mūsų kūnas, mes visi žinom, jis yra nuostabus, jisai sugeba pats save atstatyti, pats save išgydyti, jeigu jisai turi tam reikalingų medžiagų. Kaip ir namas, tai tu negali pasistatyti namą tik su plytom, jeigu tu neturi, pavyzdžiui, ten to betono ar kokią, taip ir žmogus. Jisai, organizmas pats kovoja, kaip sako, jeigu mažiau kaip 38 temperatūra, geriau negerti nuo temperatūros vaistų, o geriau duoti organizmui pačiam kovoti, nes, jisai pats pakovos, gal tu ilgiau sirgsi, bet tu išgysi savarankiškai, Ir aš manau, Danute, ir tau, kad sveikatinimasis nuo kažkurios tai dienos tapo tokiu ne iššūkiu, bet paprasčiausiai kasdieniniu pasirinkimu, ar ne? Nes aš nebenoriu, kad pas mane būtų bloga nuotaika, manau, nebenori, kad būtum pikta, kai širšė, ar ne? Taip, kaip sako, nuo nervų pas mane dar ir buvo migrena, kuri pastoji mane persekioja migrenos priepuoliai, kur visi žino, kas yra migrena. Neišrasta, nuo ko jinai atsiranda, bet jinai kaip užeina, tai priepuoliai būna 4-5 dienas, kitiem net ir 6. Tai skaityk savaitę. Tu vaikštai su galva tokia keturkampa, o kai sutvarkai nervinę sistemą, kai sutvarkai imuninę sistemą, kaip tu sakai, visos molekulės atsistoja į savo vietas, aš neatsimenu, kad aš geriau ibofreną. Aš neatsimenu. Reikia rašyti jau dabar. Aš jo nebegeriu, o anksčiau pas mane tokiom krūvom ibofrenas. Ir aš visai gerdavau, paskui kai nueini padaryti kraujo tyrimą, gydytojas už galvos susiema ir sako, ką tu su kepenim padarei? Nieko. Alkoholio nevartoji, nerūkai, o kepenys šaibom eina. Kodėl? Nuo vaistų. Todėl, kad tu per daug didelę dozę jų naudoji. O ką man daryti, jeigu man galva skauda? Taip. O dabar man galvos neskauda. Šlubuot nešlubuoju, nervinė sistema susitvarkia, nežinau, stebuklas. Nestebuklas, negaliu sakyti, kas stebuklas. Nestebuklas, bet paprasčiausiai radai tas, kas tau tinka. Taip. Ką aš žinau? Kaip aš sakau, aš radau tai, kas man patinka, nes skanu, nėra tai, kad kažkas tai, ir kai pagalvoju, kad yra, tinka netgi dar, ne? Ir kad jaučiuosi geriau. Bet gal sakyčiau, rado mašinoje gedimą. Tai va.
Tai va, tai šiandien su Danute pasišnekėjom taip atvirai ir tikiuosi, kad ne paskutinį kartą, nes mes dar tik pradėjom savo sveikatinimosi kelionę, dar jinai tęsis ir tęsis ir kaip visi žinom, kad po kiekvieno ten etapo vis dar geriau ir geriau žmogus jaučiasi ir aš noriu tik tai mūsų plačiai auditorijai moterim, nu ir ne tik pasakyti, kad jeigu jum organizmas siunčia kažkokius tai signalus, jūs nebandykite juos iš karto vaistais kažkokiais tai naikinti. Jūs geriau pasiklausykite į organizmo signalą ir pradėkite nuo sveikatinimosi. Užteks kentėti. Pradėkite sąmoningai savim rūpintis, gerti natūralius, ekologiškus, holistinius produktus, kurie tikrai jum padės. O mes tikrai su Danute, kaip jau minėjau, keliaujam į tą kelionę ir dalinsimės tuom po savaitės, po 2, po metų, kas įvyks, ar ne? Ir jūs irgi pagalvokit, pasiklausykit savo organizmo signalus siunčiamus ir jeigu norit sužinoti plačiau, daugiau, ką mes vartojam, parašykit mums asmeniškai arba po šito video ir žinokit, kad kartais vienas sprendimas pradėti rūpinti savimi gali labai daug pakeisti jūsų gyvenime. Mes kalbam ne reklama, mes kalbam iš savo patirties, kaip ir Danutė, kaip ir aš. O šiai dienai būtų tiek, iki sekančių susitikimų. Ate.